Labas rytelis, šiandieną užsimaniau tokių pusryčių, pasiskrudinsiu beigelį, užsitepsiu riešutų sviestu ir šiek tiek gal pusę banano tik tai užsidėsiu ir bus tokie mano saldūs pusryčiai. Labas rytas, antradienio rytas, atvažiavom į darželį ir šiek tiek per anksti. Tai sėdime mašinoje, palauksime dar keletą minučių ir eisime. Tai šiandieną orelis nuostabus, saulutė šviečia, nors vakar tai visą dieną pralijo ir naktį lijo, bet šiandien gražus orelis. Tai paliksiu mažyliuką darželyje ir važiuosiu apsipirkti maisto. Dar kai ko turiu, kai ko trūksta, tai nusipirksiu ko trūksta. Šiandien važiuosiu į Lidliuką apsipirkti. Tai kai grįšiu iš Lidliuko, parodysiu, ką nusipirkau, bet nieko daug nepirksiu. Tai va, reikėjo šiandien kažką valgyti jau gaminti. Manau, kad paruoštukų pasiruošiu. Paskutiniu metu kažkaip tų paruoštukų vis pasiruošiu, tai man labai patinka. Viskas, einame, jau mažylis nerimsta, nenori sėdėti mašinoje, dar liko 4 minutės, tai jau einame. Tai susimatysime vėliau. Jau grįžau iš parduotuvės, išsikrausčiau krepšius. Tai tokie mano pirkinukai šiandieną. Tai pradėsiu nuo šito kampelio, nuo mėsos, nes noriu susidėti iš karto į šaldytuvą. Tai iš mėsos, ką pasiėmiau, tai jautienos steikai, vištienos krūtinėlė, vištienos krūtinėlės faršas, 5 procentų riebumo, jautienos faršas irgi 5 procentų riebumo, tai mėsą imu, kad būtų kuo liesesnė, aišku, steikai truputį su riebaliuku. Pasiėmiau dar saliamį, kažkaip jau pasiilgau ant sumuštinukų užsidėti. Kiaušinių pasiėmiau, pieno migdolų, jogurto augalinio, marinuotų agurkėlių 2 rūšių pasiėmiau, šitie su krapais, o šitie kažkokie tai čili. Tai net nesuragavusi, tai norėjosi kažko tai biškį aštraus. Tai paragausiu, gal bus skanus. Tada kukurūzų pasiėmiau, pupelių pasiėmiau, iš vaisių tai braškių šiek tiek, daug nepirkau, nes aš nesuvalgau vieną, po to man reikia užsišaldyti, aviečių, bananų, obuolių, arbūzą, citrinų. Iš daržovių pasiėmiau šitų mažiukų pipiriukų, jie nėra aštrus, skanu įspjaustyti į salotas, salotų, vienokių, kitokių, agurkas, pomidoriukai, kažkokių pasiėmiau chestnut mushrooms, grybų, tai nesu irgi pirkusi, tai nežinau, kas čia per skonis, ar jie čia labai skiriasi nuo tų kitų paprastų pievagrybių, ar ne, paragausim. Ir pasiėmiau prieskoniukų, tako prieskoniai ir čili con carne, tai aš į faršą dedu. Šitie irgi į faršą arba į padažiuką, jogurtą sumaišyti su šiais prieskoniais irgi labai skanu. Ir juodojo šokolado pasiėmiau 74 procentų, tai mažiau cukraus. Ir čia iš ne pačių sveikiausių tokių produktų, tai kažkokį mano masą, kažkokį tai traškučiai. Rašo, kad daug skaidulų, tai nežinau, paragausiu. Viskas, toks mano šopingas šiandieną, visi maisto produktukai.
viršutinė kūno dalis treniruotė ir kardio. Tai gerai paprakaitavau, daug energingesnė dabar jaučiuosi. Dabar gersiu baltymų kokteilį. Ką jūs ten darot? Muzikuoja mano vaikai. Ir kaimynai kažką tai gręžia. Tai dabar geriu paskutiniu metu šitos baltymus augalinius French Vanilla Cream. Tai žinokit, prisipažinsiu, nelabai man jie patinka, nelabai skanūs. Bet per prievartą geriu. Ir nenoriu kitų dabar pirkti, nes laukiu siuntinuko. Brolis man pripirko baltymų, tokių, kokių nėra čia Anglijoje. Tai jisai Vokietijoje gyvena ir tik tai tenai yra. Lietuvoje irgi nėra. Buvau radusi 2 merginos, kurios pardavinėja Lietuvoje tuos baltymus, bet nesiunčia į Angliją. Labai sunku atrasti skanius augalinius baltymus. Kiek esu jau išbandžiusi, labai mažai yra tokių, kurie skanūs. Esu naudojusi iš tos firmos tik tai vanilinius, man atrodo, dabar neprisimenu, koks buvo skonis, bet buvo visai neblogi. Bet šitie French Vanilla Cream tai nelabai. Ir dar kitos firmos esu augalinius naudojusi baltymus, esu rodžiusi, tai tie buvo patys mėgstamiausi, skaniausi. O galbūt jūs, kas nors vartojate augalinius baltymus, tai pasidalinkite komentaruose, kokius gal atradęs skanius esate. Mano mažyliukas jau piktas, pikčerniukas. Oi, o ką tu čia valgiai? Sausainį? Ai. Tai va, geriu baltymų kokteiliuką, eisiu į dušą. Dar yra veiklo šiandieną. Kartais atrodo, paroje laiko neužtenka pasidaryti visus reikaliukus, bet reikia spėti viską. Tai kai susiplanuoju viską, tai man tada geriau viskas sekasi, viską pasidarau. Mano mažylis jau nerimsta, tempia mane. Gerai, einam. Vakarienė visiškai paprasta bus, kiaušinukai. Tai porą kiaušinukų naudosiu ir papildomai dar kiaušinių baltymų pilsiu, nes jau šiandieną pakankamai riebaliukų suvartojau. O kiaušinio trynyje yra riebalų. Tai kad jau išvengčiau šiandieną riebaliukų, tai naudoju papildomai kiaušinio baltymus ir šiaip baltymų trūksta man šiandieną, nes pusryčiai buvo labai mažai baltymų. Tai kad surinkčiau daugiau baltymų. Ir tada grybukų šitų dėsiu į kiaušinius, pasidarysiu salotų, aisbergas, agurkas, pomidoriukai ir šiek tiek saliamio dėl skonio ir duonelė. Šitą duonelę pirkau Veitraus parduotuvėje, labai man skani šitą duonelę patinka, be gliuteno, be pieno, be palmių aliejaus, vienu žodžiu, super skani, aišku, jinai kaloringa yra, tai labai daug jos negalima valgyti. Einu gaminti vakarienę. Štai mano vakarienė. Tokia didelė porcija atrodo. Bus labai skanu, maistinga, baltyminė vakarienė. Tai atrodo, kad čia labai didelė porcija, ne? Bet kai metate svorį, reikia valgyti, neturi būti mažos porcijos. Tarkim, dabar aš kepiau 2 kiaušinius, dar papildomai baltymų. Tai kaip atrodytų tie 2 kiaušiniai ir duonos riekeliai, labai mažai. Tai valgykite kuo daugiau salotų, dėkite agurkų, įvairiausių tų daržovių, pievagrybiai, tikrai 100 gramų pievagrybių 7 kalorijos. Aš daržovių
Neskaičiuoju kalorijų, nes nuo salotų, nuo agurkų, nuo pomidorų mes tikrai nesustorėsime. Tai, kad jaustumėtės sočiai, reikia kuo daugiau valgyti visokių daržovių, kad sočiau jaustumėtės ir skaidulos, ir vitaminai, ir būsite sotūs.